Labas! Šiandienos tema – kiek gali kainuoti vienas bitkoinas po 21 metų. Jeigu jis augtų taip pat kaip per pastaruosius 14 metų, daugelis žmonių galvoja apie bitkoiną tik trumpuoju laikotarpiu. Ar jis pakils šiais metais, ar kris kitą mėnesį, tačiau įdomiausias klausimas yra visai kitas. Kas nutiktų, jei bitkoinas augtų tokiu tempu dar 20 metų? Padarykime labai paprastą matematinį eksperimentą. Pradiniai duomenys, įsivaizduokime, kad tarkime turime tokį scenarijų. Investuotojas turi 1,3 bitkoino. Reiškia, jis pastaruosius metus aktyviai investavo ir kaupė šią turto klasę. Jo vidutinė pirkimo kaina yra $35 000. Tai reiškia, kad investicija iš pradžių yra apie $45 000. Dabar padarykime prielaidą, kad bitcoin vidutiniškai auga 29% per metus. Būtent maždaug toks buvo vidutinis bitcoin augimas per ilgą laikotarpį nuo jo atsiradimo. Taigi matome, turimas kiekis, vidutinė kaina, metinis augimas 21 metai. Sudėtinių palūkanų formulė. Investavime naudojame labai paprastą formulę. Ateities vertė lygi dabartiniai vertėjai padaugintai iš augimo faktoriaus per tam tikrą metų skaičių. Tai ir yra sudėtinių palūkanų principas. Kitaip tariant, pelnas pradeda generuoti naują pelną. Skaičiuokime. Dabar įstatome skaičius į formulę. 35 000 padauginam iš 1,29. Rezultatas yra maždaug $7 350 000 už vieną bitkoiną. Po 21 metų esant 29% metiniam vidutiniam augimui. Taigi, tavo turimo bitkoino vertė, jei vienas bitkoinas kainuotų apie $7,35 milijono, tuomet 1,3 bitkoino būtų vertas šiandien $9,5 milijono. Tai labai didelis skaičius, todėl svarbu suprasti vieną dalyką. Tai nėra prognozė, tai yra matematinis modelis. Kodėl skaičius toks didelis? 29% augimas per metus reiškia, kad kaina padvigubėtų maždaug kas 2,7 metų. Per 21 metus reiškia apie 7 ar net 8 padvigubėjimus. Todėl ir atsiranda toks didelis skirtumas tarp pradinių 35 000 ir kelių milijonų. Bet yra viena problema. Ar bitkoinas visgi gali augti 29% per metus ir taip tęsti 21 metus iš eilės? Čia atsiranda labai svarbus klausimas. Ar realu, kad būtent taip ir įvyks per ateinančius metus? Niekas to nežino, todėl pažiūrėkime į kitus scenarijus. Kiti scenarijai, jeigu bitkoinas augtų tik 10% per metus, tuomet 1,3 bitkoino būtų verti maždaug 420 000. Jeigu augtų 15% per metus, portfelis būtų apie 1 milijoną. Jeigu augtų 20% per metus, beveik 3 milijonai, o 29% per metus jau mūsų turimi beveik 10 milijonų. Svarbiausia įžvalga būtų tokia. Didžiausią finansinį efektą investavime dažniausiai sukuria ne suma, o laikas. Sudėtinės palūkanos veikia lėtai pradžioje, bet labai greitai vėliau. Ne suma lemia rezultatą, didžiausią finansinį efektą investavime dažniausiai sukuria ne suma. Laikas yra pagrindinis veiksnys. Sudėtinės palūkanos veikia lėtai pradžioje, bet greitai vėliau. Laikas yra svarbiau už investuotą sumą. Tai buvo pirmasis video iš bitkoino matematikos. Jeigu tau įdomus tokie skaičiavimai ir bitcoin ekonomika, šiame kanale mes analizuosime investavimą į skaitmeninius aktyvus paprastai ir logiškai. Kitame video aptarsime dar įdomesnį klausimą, kiekgi reikėtų turėti bitkoino šiandien, kad ateityje taptum milijonieriumi. Iki pasimatymo, ačiū, kad žiūrėjai, spausk laiką, prenumeruok kanalą ir susitiksime kituose video. Iki.